Sveiki draugai, nauja siunta, naujas video. Siunta atvyko Orlen počta, Varšava. Tai patikrinkim, kasgi čia šitoj siuntoj. Štai, kai matom, atvažiavo Atari 65XE, klaviatūra tokia spalvota įdomi, atvažiavo tik kompiuteris, daugiau nieko. O, kaip matom, yra su expansion slotu, tai galbūt bus įdomus video. Serijinis. Taip, nebuvo nei laidų, kaip minėjau, o čia biškiuko. Taip yra purvinoka. Gal pirmą jį atsidaryti reikėtų, pažiūrėti, kas viduj. Tai vat, be laidų, be džoistikų, be maitinimo šaltinio. Tai manau, ant greitųjų išsiardykim, kiek čia keli varžtai ir pažiūrėsim, kas ten viduj yra. Viduj gyvena radio stotis pūkas. Čia taip pat visokiausių pilna. Tai matomai niekas čia nelindo į vidų, tai gal čia viskas ir bus veikiantis. Tokio kažkokio blogo lyg ir nesimato. Žinoma, reikėtų daugiau tą kapotą atidaryti, bet reikia atjungti klaviatūrą. Tai dar aš jos nenorėčiau jungti. Tiesiog nurinkim pūkelius ir pabandysim jau tada prisijungti prie televizoriaus. Pažiūrėsim, ką jis čia mums sakys. Štai prisijungiau. Televizorius jau laukia signalo. Tai bandysim tada ir pajungti. Klaviatūra purvinoka. Nu, svarbiausia, kad veiktų. Taigi, faja. Ir faja nieko neturim. Niekas neveikia. O, užsidegė. Gal lizdas nekontaktuoja. Užsivedė. Tik kažkaip tais ilgokai. Keista, žinoma. Taip, tai tada paleiskim testą. Reikia laikyti options ir įjungti tuoj. Klaviatūra suveikė, tai tada paleidžiam start. Tuoj prasisuks. RAM testas. Testas praėjo ratu, tai ramas rodo, kad yra geras, tai spauskim help ir pasižiūrėkim, ar groja muzikėlė. Taip, viskas ok, spaudžiam resetą. Resetas užsivedė. Pabandykim paskaičiuoti. Klavišai kaip ir spaudinėjasi. Noriu paspausti klaustuką, laikau shiftą ir spaudžiu klaustuką. Bet nesuveikia. Tai, kaip matom, kažkas yra negerai su shiftu. Tai panašu, reikės klaviatūrą irgi išsiardyti. Nepilnai kažkaip veikianti. Na, kompiuteris veikia, tai tada prekę jau kaip ir reikėtų pasitvirtinti, kad jamam šitą. Skelbimas, pardavėjas buvo 777.
tai prašė 119, bet nepardavė, o po to pasakiau, gal visgi už 70, jeigu 700 netinka. Tai 70 tinka ir tada pasakykim, kad viskas ok yra. Jamam šitą daiktą. Užlūšim toj. Jo. Pažiūrėkime apie patį skelbimą, ką ten rašė mum. Kad va, gražinti negalima, tai todėl ir tokia kaina tiek ir numušinėjau, nes jeigu jis man bus sugedęs, tai tada ką aš su juo čia darysiu. Tai ir taip, matosi, vos ne čia kažkelintas man kompas, kuriam yra blogas klaviatūros. Na tai tada pažiūrim, kas yra po kapotu. Tuo atsisuksiu čia viską ir pratęsim. Štai atkabinau jau tuos ir galime nusiimti. Aha, tokį mes jau turėjom kompiuterį kažkada, jau viskas yra mums su juo kaip ir aišku. Jei gerai pamenat, darėm kaip tik RAM upgrade'ą, įsistatėm 2 mikroschemytės, ar ne, įsistatėm čia atminties valdiklį ir pasidarėm jau ne 64, o štai 130 pasidarėm, turi būti 64×4. Tai tai čia taip ir, manau, kad taip ir padarysim, kaip galvojant. Tai dar tik tais pasižiūrėkim, painspektuokim, kas čia tokio pas mus, kokie čipai sėdi. Kokia čia ta atmintis, labai sunkiai matosi, yra sunku pafilmuoti, bet pabandysim, gal kažkaip tais pagaudysim. Va, kažkiek lyg ir geriau matosi. Vėl Amerikos vėliava, atsimenat, video buvo tada taip pat. O romas yra įlituotas į lizdą, tai yra įstatytas, tai galima bus irgi pasiupgraidinti firmvarą. Trumpa pertraukėlė ir tuoj grėbsim darbelius. Eisim prie darbo, kaip sakant. Tuoj greitai aš čia prasisuku. Bek. Reikėtų prasivalyti prieš išardant. Nusimti visokias dulkes. Taip, ir išsiimkim atsukau varžtelius, išimkim iš šito korpuso. Reikės keisą įplauti, tai viską čia susišluosiu ir tada eisiu ten po to valyti. Taip, mums svarbiausia dabar plokštė. Čia tas taip parodijas, taip gan smarkiai video, matote, tai yra antena. Čia irgi purvinoka. Na nieko, gerai, einam toliau. Šitą šonan, o dirbsim su šituo. Taip, mums reikės jau nusiurbėję pistoletą. Tai tada jį ir pasijungsim.
Patikrinkim, kaip gavosi. Išsivalėm skylutes. Štai. Ir štai čia šviečia kiaurai. Visas. Tai dabar ieškosim lizdų. Pasitikrinkim, kaip gavosi. Raktas toj pusėje kaip ir turi būti. Ir čia, bilituojant, matėt, užsižioplinau, padariau klaidą ir buvau įlitavęs ne į tą pusę raktą. Taip, kokios mikroschemos stovi originaliai? 406712, 120 nanosekundžių turbūt, su Amerikos vėliava. Tai sekantis etapas, reikia ieškotis ramo ir programuojamą mikroschemą čia įsistatyti, atminties valdiklį. Pasiieškojau pas save jau ir tada jau pasižiūrėkim, ką mes čia turim. 41256A08 biški netinka. Kas čia? Gal mikroschemos, patikrinkim. Jo, gal 16V8B, tai mums vienos reikės. Čia eis. Kaip tik tada žiūrim toliau. Gal dar rasim kitokių mikroschemyčių. Su viena ranka man čia sunku ištraukti. Čia kokios yra, šiam 4 netinka. Toliau. Įsklauk. Antra pusė lyg ir taip. 41256008 netinka. Nu kaip, tinka, bet dėl greičio gali pradėti pyktis. Kas ten parašyta, gal netinka. Taip, einu dar paieškosiu. Štai, radausi šitą. 41256012. Pasižiūrėkime, ar tikrai čia yra tai, ką rašo ant dėžutės. Maišelis toks, gerai, to išsimsiu ir pažiūrėkim, ką rašo. 41256012. Tai mums turėtų pagal viską šitos ir tikti. Taip, sekantis žingsnis, ką sakiau, mikroschemos atminties ir šitą užsiprogramuoti. Tai pamenat, kas žiūrit mano video pastoviai, tai turim pasigaminę tokį daiktą. Ir ten pažiūrėkit tarpe, kas parašyta 41256, taip. Tai turi būti off. Tai nuimsim trumpiklį ir pasitikrinkim mikroschemos prieš statant. Tai tuoj. Taip, tada pasiruoškim čia daugiau vietos. Taip, gal eis vėliau truputėlį.
Taip, mums reikės powerbanko, reikės elektros laido. Taip, tada išsiemam vieną, teisingai sakot, reikia nuimti trumpiklį, kad nepabėgtų, įdėkim šalia, kad turėtumėm. Ir dabar imam mikroschemą, statom į tą pusę. Štai, ir užrakinam. Čia ne taip buvo. Tai reikia nulenkti. Taip, įstatom. Ir dabar nulenkiam. Įstatom čionais. Ir paduodam maitinimą. Taip, čia jeigu matot, užrašyta yra bad, o čia parašyta good. Mėlyna ir raudona. Nagi. Faja. Testuoja. Ramunė. Ramunė gerai. Užsidegė good. Tai šitą mikroschemą iš karto pasidedam čia į šoną ir jamam kitą. Įsistatom, uždarom ir paspaudžiam čia reset. Na. Gerai. Tai liuks, 2 mikroschemos geros. Tai eime toliau. Aš už kadro, kol čia yra paruošta, tai dar pasitikrinsiu prie to pačio ir šitas. Taip kad lukterkit. Va. Visos mikroschemos geros. Galios į maišelį ir į kitą maišelį. Taip kad turėsiu dabar tokį įrašą, kad žinosiu, kad šitos mikroschemos yra geros. Taip, einam toliau tada. Reikia mums įsistatyti tas mikroschemas 2 atminties ir tada užsiprogramuoti šitą mikroschemą, kaip minėjau. Tai tada tuoj įsistatom, pasižiūrim, kurioj pusėje raktas. Raktas, kaip matot, yra kairiai pusėje išpjovimas ir tada statom čia irgi į kairę pusę. Taip, čia kažkas man netinka, ne tokia mikroschema turbūt. Jo, ne tokios mikroschemos, aš čia kažką susifeilinau. Tuoj pasižiūrėsim, kokios turi būti. Akurat, nes žiūrėkit, netinka. Matot, žiūriu, bandau įstatyti ir man viena kojelė laisva lieka. Kažkaip tais negerai čia. Tai čia yra Euro 7. Oi, senuks, nu tu visai jau mūsų senis kvaištelėjo. Jau. Taip, ieškom kitų. Turi būti tokios. 4, 4, 6, 4. Atari pasirašęs aš dar. O aš čia kažkokius grybus pjaunu. Patikrinkim. Pagal dydį. Va. Ta didesnė turi būti. Čia Euro 7. Netinka. Čia RAM upgrade'ui va tos eina. Kitokiam Atariui. O šitom nėra kaip patikrinti šitokio ramo 4464. Tas testeris netikrina tokių. Reikia gamintis kitą testerį. Kažkur yra dar schemos. Va, matot, ne tokiam ramui čia yra testeris. Čia RU5 ir RU6. Yra kitoks. Tai reikia gamintis turbūt man. Nu, bet ne šiandien. Nu ką, einam vabank tada. Ir statom šitas atminties mikroschemas netestuojant. Kaip bus, tai bus. Kažkur lyg ir jos buvo testuotos ant kažkokio video. Per kažkokį video, ar ne, manau? Taip, kaip čia įsistato dabar? Įsistatė gražiai ar negražiai? Nematau, gerai. Toliau, sekanti. Taip, pasitikrinam. Va, dabar tinka.
Taip, kad pasižymėkim, kad turi būti kitoks ramas. Aš čia įsibėgėjau pagal ZX spektrumą ir pagal paprastą Atari. Tai tuoj tada eisim dabar prie gal mikroschemos. Mums bus reikalingas programatorius. Turiu štai tokį. Gali būti ir kitoks. Neatsimenu, koks ten yra T8266 lyg ir kažkas tokio. Tai turiu tokį. Tai jis man, nežinau, labai patogus. Labai gerai jis man pasiteisino. Tai tuoj prisijungiu. Štai prisijungiau. Ir paleidau programą. Vadinasi XG Pro. XG Pro tokia versija. Taip, čia mikroschema kažkokia yra buvusi, jinai netinka mum. Reikėtų, atminti nėra likusių, o gal yra dar, pažiūrėkime. Ne, nerodo. Gerai, tai tada man reikėtų, čia romas netinka, man reikia čia, kad būtų. Čia ZX spektrumą greičiausiai, tai yra pentagonui dariau. Taip, tada mūsų mikroschema yra gal 16V8B. Rado. Gerai, tai tada mes ją pasirinkim. Ir dabar ieškokim dokumentėlį, kurį užlaudinti. Pasirenkam load. Kur tas mano mausas čia pabėgo? Jo, čia pas mane ZX spektrumas, tai netinka, tada reikia susirasti Atariką. Kur tas Ataris čia? Piko ne, gal V8 kažkoks. Va šitas turbūt. Oi, nefokusuoja suriukas. Turbūt šitas. Taip, ir tada pasirenkam programą. Sako, įstatyk mikroschemą va štai taip. Liežuvėlis apačioj. Pasižiūrim, liežuvėlis apačioje yra, va štai taip parodyta ir statom kojelę į viršų. Va taip turėtų būti. Ir tada uždarom ir pasirenkam programą. Bėga, čia lemputės dega, čia bėga, viskas rašo successfully. Tai traukiam lauk ir statom į lizdą. Taip, mikroschema įstatyta. Viskas. 3 mikroschemos įstatytos ir tada jau jungiam. Na, kad aš dar kartelį nesusifeilinčiau, tai reikia atsiminti, ką mes darėm praeitą kartą, tokiu pat RAM upgrade'o metu. Praeitą kartą mes darėm tokį dalyką, kad čia dar kažkur tais trumpiklį dėjom. Dabar neatsimenu. Ir iš tos pusės kažkaip tais 4 koja ar 3 koja turėjo būti užtrumpinta. Tai va, tuoj aš peržiūrėsiu savo video ir prisiminsiu, kaip ten dariau. Ir prilituosim vieną laidelį. Štai video. Ir aš ten rodau, kad prieš paskutinės 2 kojelės. Prieš paskutinės 2 kojelės. Va štai čia turėtų būti užtrumpinta. Va tos 2. Op. Tai tada mes apverčiam štai taip ir šitas 2 užtrumpinam prieš paskutinės. Tai tuoj tada ir padarysim. Laidelį jau turiu, tiesiog nusivalom tą laidelį ir tada užsitepam
Fliuso, o per daug biški. Nieko, po to pavalysim. Taip, kur mano lydmetalis? Čia nais. Ir tada lituojamės. Pasidarykim patogiau, kad būtų. Štai čia. Viena ir antra įtemkim, kad užsikabintų. Blogai, trūksta lydmetalio. Per plonas, čia 0,7. Dirbdavau su 1 mm, tai labai gerai yra 0,7. Čia vieneto milimetras baigėsi, tai dabar su 0,7 tenka. Tokį turiu tik tais. Tai todėl taip ir gaunasi. Pažiūrim. Va, laidelis užtrumpintas, tuoj už kadro nuvalau ir įjunginėsim. Taip, nusivaliau ir galim jau pasijunginėti televizorių. Televizoriui pasiruošiau laidą. Taip, maitinimą čia įjungiam, čia išjungiam. Tada pasiduokim maitinimą, prijunkim ir žiūrėsim, kaip tie dūmai rūksta. Fingers cross. Įgrasima į tą pusę, į šitą. Nu, bandom. Dūmai neparūko, galbūt bus gerai. Tai tada mums reikia pasižiūrėti, ką rodo monitorius. Taip. Monitorius dar vis mokina, kaip reikia lituoti. Mes pasikeiskim kitą video įėjimą. O, pasileido. O, veikia. Tai klausimas, kiek ramo. Kaip mums patikrinti? Taip. Kaip čia mums patikrinti? Taip, tada bėgu ieškoti kartridžo ir joystiko, nes reikia klavos. Taip, radau. Tuoj tada pasijungiam. Taip, išjungiam. Maitinimą išjungiam, tada kartridžiuką, štai taip, ir tada prisijungiam joystiką. Nu, po ranką vėl kas pasimaišo, tą ir prisijungiam. Taip, kokia čia pusė tikrai taip, o ko jis taip sunkiai eina. Taip, sunkiai kažkaip tas. Ar tikrai čia šitas joystick, G5, tai gal ne tas. Nu, nesvarbu, pasižiūrėsim tuoj, ar rodo ar ne. Power on. Taip, pasileido. Jo, pasileido ir joystickas veikia. Program. O, ko jis nesuspaudžia, gal joystickas blogas, diagnostika, ok. Mem test, mes kažkokį Jakubovą šitas rodydavo. 128, viskas, valio vaikučiai. Pavyko. Vieną kartą tik susifeilinau su ramu, bet pamoka yra pamoka. Sumaišiau. Tai dabar mums reikėtų kažkokį žaidimėlį pasileisti. Tuoj aš išjungiu ir įjungiu. Kokią mes ten Baskoniją leisdavom. Čia yra toksai. Gal kitą papkę reikia atgal grįžti, o kaip atgal grįžti neturiu kaip. Vėl per naują. Jo, ten kitą papkę turėjo būti, man atrodo. Va, 130XE. Nu, atsidarom. Va. Šitas. Joystickas. Turbūt start reikia paleisti ir mes... Per AV laidą kažkaip tyliau groja. Pasileido, ok, žemėlapis yra. Čia į tarpą reikia pat... nukalė.
į tarpą reikia pataikyti kažkaip. Tai pabandykim dar kartą iš toli, gal nenukeps manęs. Nepataikiau. Ok, alarm. Nepataikiau. Eik iš čia. Taip, reikėtų kažkaip tais. Ta gal pirmą nukepti jo. Nepaima, alarmą. Opa. Aha. Ok. Atvaro 3. Ok, paskutinis. Tuoj mane nukal šitas. Spėjau. Tik čia paskutinis liko, gal nukepsim kaip nors. Eik tu savo, kaip čia kampais aš net. Opa. Gerai. Ok. Gal net ir žaisti išmoksiu, ne tik lituoti. Eik, paskutinis. Nu, paskutinis liko. Skersai duokam. Čia įmanoma pataikyti tarpą, įmanoma. Va, praėjom levelį. Nu, super. Ok, grįžtam atgalios. Čia mums viskas gerai. Veikia, jungiam lauk. Tai tada tuoj čia apsitvarkau ir aptarsim ant greitųjų. Kol aš šitą surinkinėsiu ar ne, tai siūlau pažiūrėti mano šitokių atarikų kolekciją. Tai pažiūrėsim tuoj pat, kaip tik buvo proga man jos išsidėliot. Tai video biškai iš seniau yra darytas prieš vieną dieną. Tai tas pats figūros kompiuteris ir tiesiog ten užsiminsiu, kad dar nepradėjau daryti ramų. Tai linkiu pasižiūrėti ir tada grįžus jau tada padarysim galutinį aptarimą. Truputėlis mano atariko 8 bitų kolekcija. Čia atsimenat, video buvo su 130 prancūziškas, sekam. Čia mano asmeninis, iš jaunystės, kur atsivežęs esu. Dar magelis turėtų būti prie jo kažkur tais, tai tiesiog neradau ant greitųjų. Čia magelis atskirai. Toliau 800-asis, darėm RAM upgrade. Čia 800 XL. Irgi buvo remontas, video buvo. Toliau. Čia kažkoks irgi, pažiūrėkim, 800 XE buvo darytas RAM upgrade'as, su mageliu yra 65. Štai čia 65 XE, padarytas 130, matomai yra su slotu expansion. Toliau pažiūrėkim kitą lentynėlę. Čia net po 2 yra 65. Kažkuris iš jų dar laukia video, neatsimenu, turbūt šitas ir dar šitie. Čia taip pat 65. Neatsimenu, kuris gal šitas purvinesnis turbūt. Ne, vienas expansionas. Tai gal su šituo tada pažiūrėkim dar kartelį. Jo, pa šitą yra expansion, tai reikės padaryti RAM upgrade. Tai vat, toliau kas ten pas mus yra. Taipogi dar vienas 65 XE su mageliu. Tai vat, tokia vat ir kolekcijėlė pas mane. Kukli tokia. Ai, čia dar yra kasetės su žaidimais, turbo laudais. Na ir dangtelis dar. O po kapotu kas čia yra? O po kapotu yra 130 XE veikiantis. Tai
laukia keiso. Kažkada galbūt paleisiu jį. Tai tiek. Tai va, kaip matėt, kokią kolekciją turiu. Esu kokiais tais 8 bitų atarikų magnatas turbūt. Juokauju. Na, jie man labiausiai patinka, tie atarikai, todėl aš jais vat ir užsiminėju. Žinoma, turiu ir ZX Spectrumų. ZX Spectrumų, manau, yra daugiau negu va šitų atarikų, kur dabar matėt. Tai ir yra visokiausių pas mane ten ir tarybinių, ir matėte originalių, tik tais dar nėra video iki jų dėja rankos padaryti. Užsiminėjau dar ir Commodore'ais, Commodorų keletą turiu, neatsimenu, 3-4 gal kažkas tokio. Reikėtų irgi kažkada video padaryti apie Commodorus. Vieną buvau tam padaręs kažkokį išpakavimą, bet reikėtų ir su diskasukiu, ir su kartridžais, ir su kasetėm, kaip ir su atariku dar net nepadarėm, dar su kasetėm jokio video. Tai būtų įdomu irgi, žinau, pasižiūrėti, kaip ten darosi tą magelę. Reikėtų padaryti vienam kitam profilaktiką, ten dirželius pakeisti, ar kondensatorius, ar išsivalyti. Kaip matėte, yra tokie apleisti. Viskam reikia laiko, tai vat su to laiku taip ir gaunasi. Tai vat šitą turbūt irgi dar pabaigsiu rinkti, bet prieš renkant reikėtų jį nuprausti. Tai nelabai čia bus kada, nes ir taip video gan ilgokas gavosi. Lygiai ir atrodo čia paprasta, bet vat kai prisėdi daryti, tai taip ir gaunasi. Tai vat su šito irgi galim pasidaryti tokį pat piešinuką, kad pasidarėm va tokį vat 130 XE pasidarėm. Va. Tai va, kaip matėte, toj kolekcijoje šitoks jau buvo. Viskas veikia. Tai jeigu savo kažkokį pirksitės, tai visą laiką žiūrėkitės, kad būtų, va, tarkim, su expansion šituo slotu. Šitokiem yra lengviau pasidaryti tą RAM upgrade. Tai visi žadu nepadarau, kur su viena linija, vis laukiat to video ir nedaina rankos. Tai vat, nu ką žinau, video jeigu patiko, palaikinkit, parašykit į komentarą, ar turit kokius vat atarikus, ką mėgstat, kokias konsolės, gal kitokius, žinoma, kompiuterius. Tai va, tai manau tiek šiom kartui, draugai. Tai ate tada, iki sekančių kartų.